Pauliuskis įsibėgėja dešiniuoju kraštu. Jo perdavimas Pauliuskis. Įvartį muša Vilniaus Žalgiris. Bileikį įima kamuolį, traukia link aikštės vidurio. 1-0 čia. Vis dar 1-3. Bendras dviejų rungtynių rezultatas, bet pozityvo Vilniuje vis daugiau. 15 minučių vėliau nei galėjo Vilniaus žalgiriečiai veržėsi į priekį, bet tai jau yra be abejo tas papildomas dopingas, apie kurį mes kalbėjome, tribūnos atsistojusios ir be abejo Vilniaus žalgiriečių širdyse dabar tikėjimo, vilties ir noro bus dar daugiau. Puikiai sužaidė Paulius Golubickas, vienu lietimu Bilenkiai atrodo, kad galėjo ten būti rikošetas nuo varžovo kojos, nes net ir Lorija nušoko visai kitur, bet svarbiausia kamuolys. Bet čia nėra mums dabar svarbu. Absoliučiai neįdomus faktas niekam, kamuolys vartuose atsidūrė 1-0 ir važiuojam toliau. Na dabar Vilniaus žalgiriečiai turi tą pirmą neprisvilusi blyną, kurio reikėjo pirmajame kėlinyje, reikėjo kuo anksčiau.